Ar kada nors jautėtės taip, tarsi visata nekreiptų dėmesio į jūsų troškimus? Lyg ir kiek besistengtumėte, niekas nesikeičia. O jei pasakyčiau, kad yra būdas prašyti taip, kad visata tiesiog negalėtų atsakyti ne? Yra metodas, toks stiprus, kad vos tik pradėsite jį taikyti, atsivers duris, atsiras galimybės, o jūsų norai pradės pildytis greičiau nei bet kada anksčiau. Dauguma žmonių nemoka tinkamai prašyti. Jie meldžiasi, tikisi, laukia. Tačiau visata nereaguoja į beviltiškumą, ji reaguoja į užtikrintumą. Šiandien jūs sužinosite paslėptą raktą, kuris paverčia jūsų prašymus realybę. Pasibaigus šiam vaizdo įrašui, jūs jau suprasite, kaip komunikuoti su visata taip, kad atsakymas taptų neišvengiamas. Tai slapta formulė, kurią naudoja sėkmingiausi žmonės, sąmoningai ar ne. Formulė, atverianti kelią turtui, meiliai, sveikatai ir vidiniai pilnatvei. Ir tai ne tik apie pozityvų mąstymą, o apie energetinį derinimą, tokį tikslų, kad pradėję jį taikyti, netrukus pastebėsite ženklus. Bet štai kur esmė. Visata veikia pagal dėsnius, kaip ir gravitacija. Jie veikia nepriklausomai nuo to, ar tikite jais ar ne. Kol jų nesuprasite, jausitės tarsi kovotumėte su srove. Tačiau vos tik perprasite šiuos dėsnius, viskas ims keistis. Tai likite iki pabaigos. Netrukus atskleisiu aiškų veiksmų planą, kaip priversti visatą išgirsti jūs. Tai trūkstama dalis, kurios ieškojote. Sveiki atvykę į kanalą Morvind, kurioje atskleidžiame proto ir visatos paslaptis. Jei esate pasiruošę išlaisvinti savo tikrąją galią, spauskite prenumeruoti ir aktyvuokite priminimą, kad nepraleistumėte gyvenimą keičiančių vaizdo įrašų. Ir parašykite komentaruose 3 septyretus, jei norite mane palaikyti. Pradėkime. Viskas visatoje prasideda nuo ketinimo. Prieš bet kam įvykstant fizinėme pasaulyje, tai pirmiausia egzistuoja kaip mintis, idėja, troškimas. Tačiau čia žmonės dažnai ir klysta. Jų ketinimai būna silpni, neaiškus. O tada stebimasi, kodėl niekas nevyksta. Įsivaizduokite, kad užeinate į restoraną ir sakote padavėjui, noriu valgyti. Ką jis jums atsakytų? Tikriausiai pažvelgs su nuostaba, laukdamas konkretesnio pasirinkimo. Gal norite makaronų, salotų, kažko aštraus. Be aiškumo jūs negausite to, ko iš tiesų norite. Taip veikia ir visata. Jei jūsų norai migloti, tarkime, sakote, noriu būti laimingas ar man reikia daugiau. Paliekate per daug vietos interpretacijoms. Rezultatas – nenuoseklus atsitiktiniai įvykiai. Tačiau, kai tampate konkretus, viskas keičiasi. Vietoje noriu būti turtingas, pasakykite, aš uždirbu $10,000 per mėnesį iš veiklos, kuri man teikia džiaugsmą. Vietoje noriu meilės, aš esu santykiuose, kurie kupini aistros, pagarbos ir artumo. Visata neatsako į norą, jie atsako į aiškumą. Tačiau vien tik ketinimo neužtenka. Jį reikia sustiprinti dar galingesnių dalykų – emocijomis. Pagalvokite, ar esate kada jautę įtampą vos įžengę į kambarį, dar nė vienam nepradėjus kalbėti? Ar pajutę pakylėjimą vien dėl aplinkos? Taip yra todėl, kad emocijos neša energiją ir būtent į ją visata reaguoja. Galite kartoti afirmacijas, rašyti norus 100 kartų, bet jei giliai širdyje jaučiate baimę ar trūkumą, nieko neįvyks. Visata negirdi žodžių, ji jaučia tai, ką jaučiate jūs. Todėl žmonės, kurie desperatiškai kažko nori, dažnai tai tik dar labiau atstumia. Jų troškimas susimaišo su frustracija, nerimu, nekantrumu. Tokios emocijos siunčia neteisingą signalą, tokį, kuris pritraukia dar daugiau trūkumo, o ne gausos. Tačiau, kai pakeičiate emocijas ir jos tampa tokios, kokias jaučia žmogus jau turintis tai, ko trokštate, viskas pradeda derintis. Jei norite turto, ne jau lauksite, kol pinigai atsiras, kad pajustumėte gausą. Pajuskite ją dabar. Jei trokštate meilės, ne jau lauksite idealaus partnerio, kad pasijustumėte mylimi. Pradėkite nuo savęs. Kai jūsų emocijos dera su ketinimu, visata reaguoja iš karto. Jūsų protas galingiausias įrankis. Kiekvienas proveržis, kiekviena sėkmė pirmiausia prasidėjo kaip mintis. Tai vizualizacijos galia. Kai kuriate mintise norimo rezultato paveikslą, jūs ne tik svajojate.
Jūs siunčiate signalą visatai ir formuojate realybę dar jai neįvykus. Taip daro elito sportininkai. Prieš varžybas jie užmerkia akis ir įsivaizduoja save nugalėtojo pozicijoje. Ir tai veikia. Tyrimai rodo, kad jų rezultatai gerėja. Nes protui vaizduotė tai realybė. Dabar įsivaizduokite, kad tą patį taikote savo gyvenimui. Norite sėkmės? Įsivaizduokite, kad jau ją gyvenate. Norite meilės? Pajuskite ją dar iki santykių pradžios. Kuo detalesnis vaizdas, tuo stipresnė žinutė visatai. Taip kaip vizualizuoti efektyviai? Raskite ramią vietą. Uždarykite akis ir kelis kartus giliai įkvėpkite. Susikurkite gyvą paveikslą norimos realybės. Kaip jie atrodo? Kaip jaučiatės? Kokius garsus girdite? Įtraukite emocijas. Pajuskite tai taip, lyg tai vyktų dabar. Bet čia slypi iššūkis. Daugelis žmonių netiki, kad tai įmanoma jiems. Jie turi giliai įsišaknijusius ribojančius įsitikinimus, kad pinigų sunku uždirbti, kad meilė ne jiems, kad sėkmė skirta kitiems. Dažnai šie įsitikinimai net ne jų. Jie perimti iš aplinkos, šeimos ar praeities patirčių. Kad išsilaisvintumėte, turite perrašyti savo mintinį scenarijų. Kai iškyla ribojantis įsitikinimas, klauskite savęs, ar tai tikrai tiesa? Ar tik man tai buvo pasakyta? Ir tada pakeiskite jį į naują. Pavyzdžiui, vietoje aš niekada nebūsiu sėkmingas, sėkmė yra mano natūrali būsena ir kiekvienas žingsnis mane prie jos priartina. Nes manifestacija tai ne tik prašymas, tai tapimas žmogumi, kuris jau turi tai, ko nori. Dėkingumas – slaptas ingredientas stiprinantis kiekvieną jūsų norą. Kai dėkojate už tai, ką jau turite, jūsų dėmesys pereina nuo trūkumo prie gausos. Ir visata atsako, duodama dar daugiau. Dauguma žmonių galvoja, būsiu dėkingas, kai tai gausiu. Tačiau tai veikia atvirkščiai. Pirmiausia, turi būti dėkingas, kad tai gautum. Dėkingumas – ne tik žodžiai. Tai gilus jausmas. Praktikuokite tai kasdien. Ryte, prieš paimdami telefoną, pagalvokite apie 3 dalykus, už kuriuos jaučiate dėkingumą. Tai gali būti saulės šviesa, šilta lova ar tiesiog tai, kad jūs gyvi. Taip pat veskite dėkumo žurnalą. Rašykite, už ką dėkojate. Ne tik už tai, ką jau turite, bet ir už tai, kas jau pakeliui. Elkitės taip, lyg jūsų troškimai jau būtų išsipildę. Vietoje tikiuosi rasti svajonių darbą, esu dėkingas už įkvepiančią karjerą, kuri mane pilnai užpildo. Bet vien dėkingumo neužtenka. Reikia ir įkvėptų veiksmų. Visata pateiks galimybių, bet darbą turite atlikti jūs. Jei trokštate sėkmės, nelaukite, o veikite. Tapkite žmogumi, kuris jau turi tai. Ieškokite žinių, veiksmų, bendruomenės. Meilės? Pirmiausia, pasirūpinkite savimi. Tapkite tuo, kas natūraliai traukia mylinčius santykius. Atkreipkite dėmesį į ženklus, idėjas, susitikimus, intuiciją. Net mažiausias žingsnis gali pradėti didelius pokyčius. Sunkiausia – pasitikėti procesu. Kartais rezultatai nevyksta taip greitai, kaip norime. Tada pradedame abejoti. Bet manifestacija tai ne kontrolė, o leidimas viskam veikti savo laiku. Visata veikia pagal dievišką tvarką, o ne žmogaus grafiką. Tai, kad nematote rezultatų, nereiškia, kad niekas nevyksta. Tai tarsi pasėtas sėklas. Mes jų nekasame kasdien, bet laistome ir tikime, kad jos išaugs. Tas pats su jūsų norais. Nustatykite ketinimą. Pajuskite jį, lyg jis jau išsipildęs. Imkitės veiksmų ir paleiskite kontrolę. Kai pasitikite visatą, ji nebeturi kitos išeities, kaip tik atnešti tai, ko trokštate. Viskas, ko norite, jau arti. Jums tereikia su tuo susiderinti.